Sveiki, taigi, kaip ir sakiau, norėčiau demonstruoti, kaip stebiu grafikus ir kaip po to ruošiuosi tradingui. Dabar, kadangi, kaip žino iš mano grupės keletą žmonių, kad aš tradinu nuo 9 valandos iki pusė 10, tai yra 30 minučių ir ieškau geriausio marketo, palankiausio marketo, geriausių porų tradinimui. Taigi pusvalandį 45 minutės stebiu rinką, kas vyksta. Ir pirmas dalykas atkreiptinas labai yra Forex Factory 2 p.m. Tai yra 9 valandos mūsų laiku, Lietuvos laiku, yra raudonas įvykis ir tai reiškia, kad bus stipriai paveiktas doleris, jis sparčiai kils arba sparčiai leisis. Todėl su juo susijusias poras taip pat netradinsiu, tai yra USD JPY, šito poros netradinsiu, nes jinai bus paveikta fundamentaliai, o kitas galima bus tradinti, kas nesusijęs su doleriu. Taigi, pirma taisyklė, pirmas principas, kurį reikėtų atsiminti, tai yra, nėra geresnio indikatoriaus negu žmogaus akis. Visi top traderiai tą žino ir visi tą daro. Tačiau šitie indikatoriai, kaip pas mane matot, jie tiesiog, čia yra matematika, okay? Kad jums nereikėtų sudėtingos matematikos žinoti, jūs galit turėti indikatorių, galit paprašyti, kad programuotų, čia turi specialią MT4 platformą, turi specialią programavimo kalbą, kurti savo indikatorių. Ir čia yra 2 indikatoriai, vienas čia yra abudu jie suprograminti atskirai. Dabar apie kiekvieną iš jų trumpai. Dabar šitas kur linijas matot, 3 support linijos, resistant 3 ir 5 pip yra mėlyni. Ir tai reiškia, kad žvakė pasiekus vieną iš šitų linijų sparčiai keis kryptis, keisis trendas. Ir jūs atkreipkite dėmesį. Tarkim, nuo bet kurios vietos, tarkim va šitoj vietoj, prašoko support resistance pirmą, dar čia biški žemyn pakrito vėl ir iškart matot kaip į viršų. Paskui vėl šitą liniją pasiekė, resistantą antrą pasiekė ir vėl spartus kritimas žemyn. Vėl 5 pip level pasiekė, tai signalas, kad keisis trendas. Keisis trendas ir aišku, čia ir yra ne tai, kad jums dar, tarkim, būtinai dabar reiktų daryti buy arba sell, bet tai reikštų, kad nuo tos vietos aktyvės ir galimas šuolis į viršų arba žemyn. Ir va kaip čia matot, kilo vėl, kaip sako, pabučiavo rezistansą pirmą ir sparčiai krito žemyn. Vėl šitą kirto, vėl į viršų. Ir aišku, kitas dalykas, reikia žiūrėti fundamentalius įvykius. Aš žiūrau Forex Factory, čia galiu rasti, todėl nepriklausomai kaip jisai kirto rezistansą 5 pip supportą, jis gali ir toliau kryžemį. Bet jeigu ne, reikia stebėti patį marketą. Šitas būtent indikatoriai, va šitie raudoni ir mėlyni, va būtent mata ir pasako, kada sekanti žvakė bus balta arba sekanti žvakė bus juoda, tai yra tuščia viduriai. Tai yra kils, tuščia viduriai kils, o balta leisis, sekanti žvakė.
Ir va kaip matom, čia yra daug teisingai parodyta. Aišku, čia jisai sudėlioja, neapsigaunam, kad auksinis indikatorius, jis sudėlioja tik po laiko, kai būna praėjęs trendas. O tarkim dabartinis trendas, jis dabar USD JPY artėja, dabar yra 8:30 ir dabar aš neskubu jo sell daryti, va kaip matot, vis tiek marketas dar neapsisprendęs, reikia matyti, kaip stebėti bent valandą, pusvalandį, kaip keičiasi. Nes gali būti, ir dažnai tai būna, kas kartu treidino, kad kryptį marketas išsiaiškino tik per paskutinės 5 minutės arba per paskutinės 3 minutės, kartais net per 15 sekundžių. Kaip aš sakau, čia grinai būna, kad kaip krepšinio varžybose, taškas į tašką visas rungtynės, o per paskutinės 3 sekundės įmeta lemiamus taškus. Arba pakyla, arba nusileidžia. Todėl tokios varžybos įdomios, bet nepatarčiau treidinti realiai, nes tai yra 50-50, čia yra monetos metimas ir jeigu užsirausit ant tokio marketo, nekaltinkit manęs. Yra buvę, aišku, reikia mokintis treidint, yra buvę kelis kartus, keletą kartų, kad ir pats buvau tokioje situacijoje ir vienas įplaimi tai pralošė, bet tai yra randomas grynas ir atsitiktinį tvarka tiesiog. Todėl, va kaip matau dabar, USD JPY žemyn, vėl grįžta, vėl žemyn. Tai yra nuodas trading ir kol neišsiaiškis marketas krypties, tol čia tikrai neapsimoka tradinti ir iš vis šitos valiutos dabar netradinsiu, nes kaip matėt yra įvykis 9 valandai, FOMC meeting minutes, kur stipriai bus pavertęs doleris. Jeigu netikit, galite pasižiūrėti valiutas su doleriu ir pamatysit. Taigi šitą porą praktiškai klaus. Ir dabar pavyzdžiui, kur mano idealus, kur aš iš patirties galiu pasakyti vos neidealus šansas, proga mum uždirbti pinigėlių, tarkim, goldas. Įsididinam ir dabar va čia, tarkim, opa. Ir čia yra labai gera support antra linija. Support 2. Tai yra kaino, kaip matot, čia yra indikatorius, sako, kad bus į viršų. Reiškia, čia yra mūsų 1286.14 yra ideali kaina pirkti. Okay? Ir jeigu žvakė nei iš šio, nei iš to nešoktels į viršų, o mes sulauksim iki šitos kainos kritimo, tada aš darysiu buy ir aš darysiu buy nuo 9 valandos iki 9:30. Okay? O dabar irgi matau, visai miega dar, todėl nerizikuosiu ant tokio marketo. Teks palaukt, okay. Toliau, ką mes galim trading šiandien. Va, šičia yra atvirkštinis variantas, LGBP, irgi labai puikiai support 3 linija, kuria ir čia yra pardavimo, čia yra mūsų pardavimo kaina. Tai kas, kad šitas rodo į viršų, bet realiai čia aš daryčiau sell šitoj vietoj, nes vien tik tai šitas kritimas yra, šios valandos kritimas yra labai tartinis
dėl to, kad buvo pradžioj valandos didelis sell žemyn, todėl vos skirtus, tarkim, tobulas sell bus maždaug virš šitos linijos bus sell ir sekančią valandą, kai pakils, aš darysiu ant jos sell. GBP JPY. Ok, čia irgi labai geras trendas trading šiandien. Aš naudojuosi strategiją reversavimo, tai yra prieš trendą, tai yra tradinimas ir manimas, kad marketas keisis į priešingą pusę, kad matom, va dabar kilo labai į viršų, pasiekė rezistansą trečią ir dabar čia tobulas sell bus ties 171,25, darysiu sell užsimerkęs, tik tai reikia sulaukti. Jeigu nebus realiai netrading ir ant tokio marketo, kai stovi ant vietos, tikrai ne. Ir tas stovėjimas iš tikrųjų mums į naudą tada, kai jis būna pakilęs čia ir paskui čia sustoja, ar ne? Tada nesiūbuoja, mes sulaukiam 30 minutės ir pasiimam pinigus. EURJPY. Va, čia irgi. Čia mūsų sell būtų ties maždaug 138,75. Mūsų bus sell, jeigu iki ten pakils. Nes matot Fibo pivas, kurioje vietoje. Ir kaip jisai gesina žemyn iškart trendo, tik tai pasiekė ir krito, pasiekė, kirto, krito, pasiekė ir krito, pasiekė ir krito. Čia buvo jau net kirtė. Ir kaip aš sakau, dabar rami rinka ir reikia tik išlaukti geros kainos. Atsimenat, kai aš jums minėjau pirmam savo video, kad bayeris tame, kad reikia mokėti nupirkti gerą kainą ir parduoti visur. Čia beveik tas pats, kaip pavyzdžiui mokėti nusipirkti mašiną pigiai, bet gerą mašiną. Arba parduoti brangiai, bet prastą mašiną. Ok, tai čia principe irgi, jum reikia ant savo brokerio irgi pastebėti, kad tada, kai pakilo pakankamai adekvačiai šitiem grafikui ant Meta 4 platformos, tada jūs gali daryti sell arba buy, stebinti šitus indikatorius ir matant, kad rinka decides direction, nusprendžia savo kryptį. Okay? Tai tiek pradžiai sekantį kartą aptarsiu galbūt reversavimo būdą ir kaip ant trendų trading. Tai yra, jeigu rinka kyla, tai ir mes darom buy, jeigu jinai leidžiasi, mes tada darom sell. Nes dabar ant tokio marketo aš visada naudoju reversavimą ir jeigu staiga kaip keletas iš mano grupės narių žino, tarkim, kur aš minėjau kainas pardavimų ir pirkimų, jeigu staiga šokteltų, paskui jeigu šitą kainą pasiekia, aš darau sell ir matau, kad dar staiga šuolis, tai yra decides new highs arba decides new lows, tai yra jis pasirenka arba pakyla arba nusileidžia vėl iki naujo high level, kaip čia pasakyti,
aukštos kainos žymiai jinai pasikeičia, tada aš vėl darau dvigubinu tradą ir darau sell arba dvigubinu ir darau buy. Priklausomai kiek pasikeitė. Tikrai, čia yra dar vienas labai svarbus niuansas, kad nedvigubinti, jeigu nepakankamai didelis high arba nepakankamai žemas low, nepirkti. Čia yra triukas, vėlgi lavint akį reikia, reikia patirties, tai yra kaip greitai juda, kas kiek pipsų juda ir procentaliai maždaug atkreip dėmesį į candle formation, lietuviškai kaip čia pasakyti, candle, žvakių istorija, kaip žvakės formuojasi. Ir kaip matot, per kiek gali kilti, per kiek leistis, maždaug čia, per šitus maždaug 2 langelius, nuo šitos kainos maždaug nuo šičia iki čia, tarp 3.8, 3.885 ir 3.895, maždaug tam lygmenį daryčiau sell, tai būtų grubus kirtimas Fibo pilo, bet čia grinai šios dienos naujas high. Ir reikia žiūrėti visos dienos praktiškai. Gal nelabai naujas, bet vienas iš top high ir kaip matot visi šios dienos visi top high yra tarp šito 8.5, 9.5. Tuo labiau ir čia yra low linija, kaip matot, tarp 3.815 ir 3.825. Bet rinka ne ta ir kad čia bus tikrai nelabai tikėtina. Matot trendas į viršų, vėl laukia šia high, nuo kurio darysiu sell sekančią valandą. Kaip jau sakiau, lavint akį, kada jis naujus high renkasi, naujus low ir tada dvigubinti. Čia vėlgi sugebėjimas nupirkti, parduoti gerą kainą. Taigi dabar užteks, manau, sekantį kartą pakalbėsim dar. Iki.